Sveiki, mėlyjeji. Nesenai mano Facebook'e Jeronimas Laucius buvom susitikę ir kalbėjomės apie gyvybinę energiją. Kaip atrasti, kaip pasikrauti gyvybinę energiją, kaip būti stipriam. Šiandien mūsų pokalbio tema, gal geriau aš nepasakosiu, neįvardinsiu temos, o papasakosiu senai atliktą mokslininkų eksperimentą. Jie padarė tokį bandymą. Į didelį kambarį, kurio viena salė buvo pilnai stiklo, veidrodis, įleido būrį beždžionių. Beždžionės pripuolė iš karto prie veidrodžio ir ėmė draskyti kiekvieną save pačią. Kodėl? Todėl, kad veidrodėje mato visą savo pažįstamas, visą savo drauges, o vieną nepažįstamą. Ta ir puolė, tai yra save. Kaip nebūtų keista, o dažnai ir žmogus nepažįsta savęs, neatrandęs savo galimybių, ko jis turi, ko jis apdovanotas, to neišnaudoja. Ir tai gaila, kad taip, ir dar labai dažnai. Tai mes ir mūsų šiandien pokalbio temą ir galim net pavadinti pagailėkim savęs, pagailėkim, kad nesinaudojam. Ir nesinaudojam to, ką turim. Įsivaizduoju, kad mes turim automobilį arba turim 5 namus, o gyvenam viename ir neišvažiuojam iš to. Nesinaudojam tuo, ar ne, ką užgyvenom, ką turim. O tai ir yra mūsų pradžia ieškojimo. Pradėkim nuo pradžios būtent. Ką reikia daryti, kad atrastume save, atrastume savo galimybės. Pirmiausia ir bene svarbiausia, reikia turėti laiko pabūti su savimi. To ir labiausia trūksta. Jeigu žmogus nuolat jam turi svarbių darbų dabar. Labai įdomus vyksta pasaulyje karai, renginiai, Delfi pilna naujienų, kurių negali atsitraukti, kiti negali kompiuteriai, ten žaidimų, neperžiūrė visų ir neapskambinė visų ir paklausė, ką tu valgai, kaip tu miegojai. Nebelieka laiko būti su savim. Nebelieka kada naudotis, kaip tu naudosi savim, kad tu jo neturi. Aš turiu akis, turiu ausis, turiu širdį. Akim aš galiu matyti visą pasaulį, bet reikia pasirinkti, kas prasminga tam pasaulyje. Kad krauti, sakykim, kai žmogus renka ten uogas ar grybus visą dieną, jis deda į kraitelę, visada ir vakare grįžta su tą pilną kraitelę. Taip į mūsų minčių, į tų jausmų, į tų galimybių kraitelę dėti, ieškoti, ką įdėti. Klausyti, išgirsti, ką įdėti, ne visas žinias klausyti, ne visus karus, o kas tau gali būti prasminga, kas tave sustiprina tave. Antras principas mūsų ieškojimo, tai yra pastebėti save iš šono. Mes dažnai matom, koks kvailas kaimynas, koks kvailas mūsų bosas, koks viršininkas ten, kaip seimūnai taip pat, ar ne, ir visa kita. Bet jie tas kaimynas ir bosas mato tavyje tavo trūkumus ir tavo, ko tu nepasinaudoji, ko tu galėtum būti. Tu galbūt būti didesnis bosas už savo viršininką. Bet tu nepasinaudoji, jis mato tavį. O tai ir pažiūrėkim patys, pažiūrėkim į save iš šono. Atraskim, ko mes turime, ne? Atraskim save pirmiausia. Mano dabar nesenai buvom vienam gražiam renginyje. Prieš mane sėdi 5 ar 7 moterys. Sėdi, klausosi pranešėjų. Temai gana įdomi, visa kita gražu. Ir visą laiką viena moteris taip vis glosto plaukus. Tai į vieną pusę, tai į kitą pusę perskiria. Tai už nugaros susuka tokį gražų kaspinėlį. Ir gėrisi, vėl paleidžia. Ir aš stebiu su malonumu. Aš atrandu, visos kaip statulos sėdi. Ji kaip statulos, o ji visą laiką jaučia save. Ir svarbiausia, kad kai baigėsi renginys, klausimus uždavė jį vienintelį. Ji dar aktyviau buvo toj scenoje, tam renginyje, kad ji turėjo save.
Va ta jį parodė, man jį parodė, kad jį turi save. Gali buvo mano paskaitoje, aš esu skaitęs, kaip atras save. Va, gali buvo paskaitoje, gali nuo prigimties tokia yra. Bet jį, va ir pastebėkime, pastebėkim, ar nors kada pabūnam su savim, ar jaučiam save, ar jaučiam, kad mums sunku, kad mes pavargom, kad mes norim ten gerti, ar kad mums troškina, ar kažkokį jausmą. Vat pajauskim save. Nuo to pradėkim, ne? Stebėkim, pažinkim save. Vat pažinti save jau trečias, ne? Būti su savim, stebėti save lyg iš šono, pažinti save. Ne taip, kaip tos beždžionės drasko. Paglostyt savo, ne tik save, bet paglostyt savo mintis, savo jausmus, savo, ką tu visas turtinga, paglostyt, su kuo tu eini per gyvenimą. Yra gražus tas žodis egoterapija. Ego, tai aš terapija, rūpestis, slaugymas, gydymas, rūpestis savimi. Ką aš turiu, pasirūpinti tuo, ką aš turiu. Kad tas man padėtų gyventi tam sunkiam, sudėtingam gyvenime šiame laikmetyje. Kad padėtų. Tik tai niekas kitas tau nepadės ir nesukurs, nepakeis to laikmečio, nepakeis tas, kas vyksta pasaulyje ir taip toliau. Ieškokim mane, atraskim save, paieškokim, ką aš turiu. Taip. Dabar viena buvo renginiai taip pat. Pristato gana žymų žmogų. Ir išeina pranešėja, vardina jo regalijas. Titulus vardina. Jis nenutraukė, sako, nekalbėk, aš dabar pensininkas. O štai man skaudu. Mes sumenkinam save, aš pensininkas, ne? Ir tarp kitko paskui jie ir kalbėjo, ten aš nuskiniau pomidorus, aš ten jau palaišiau daržą, aš ten tokio pensininko lygiai ir, bet tu, jeigu tu buvai profesorius, jeigu tu vadovai kolektyvui, tu studentam kalbėjai savo teiginius, tu dabar savo naudokis, kada susitinki su mumis ir kada mes buvom mažam ratelį, tai tu tęsk tą savo idėjas, jis protingas žmogus. Aš pensininkas. Nurašom save. Kartais nurašom dar vos gimę save, dar mokyklos suole. Aš mažiukas žmogus, aš nesieksiu. Ne? Jeigu yra, sakykime, siuvėjo sūnus, tai jis ieško, renkasi būti vyriškų drabužių siuvėjų ar moteriškų drabužių. Tik dvi galimybės mato. Yra trečia galimybė. Modeliuoti, numest lekalą. Nesiūti šitas kelnes ar švarką pagal lekalą. Numest iš šono lekalą. Kurti modelį. Tapti kutirė, ir kaip dabar jie vadinasi, siuvėjai naujų vardų. Ar ne? Modeliuotojų, taip toliau. Kūrėjų galima būti kiekvienoj profesijoje. Kiekvienoj situacijoje gali būti. Panaudoti tą situaciją kūrybiškai. Taip. Jausti savo galimybės, ne? Jo, jausti. Nelik prieškambaryje. Vat vienas iš tų mano energetinių principų, nelik prieškambaryje, kurį aš įvardinu pagal ką aš girdėjau, gražus buvo įvykis. Man gražus, prasmingas, ne, žmogui nebuvo jis prasmingas, jis buvo sunkus jam. Aktorius atvažiavo į miestą, ir jam reikėjo ten savaitę, kol ten vaidino, savaitę gyventi viešbutį. Davė raktus, įsėjo į kambarį, nustebęs, kad toks mažiukas tas kambariukas mažėjo. Man nėra net lovos. Yra kažkoks ten suolas, ilgas durys, tualetas, viskas. Nu ir ką, jis ten grįžta vėlai po visų repeticijų, po visų filmavimų. Ant to pasideda megztinį, nieko jis drabužių turėjo, tos spintos jam nereikia, kadangi jis nieko neturi. Megztinį po galvą, pramiega ir visą kitą. Savaitė praėjo. Atėjo administratoriai priimto kambario. Atidarė spintą, ten ne spintos durys buvo. Ten įėjimas į svetainę, o svetainės balkonas. O jis nepabandė atidaryti, neieškojo galimybių, ką jis turi tame kambaryje. O tam mes kartais liekam gyvenimo prieš kambaryje. Neišeinam iš balkono ir dar mažai išeiti į balkoną, kad ir išeitume, pasigrožėti balkoną, pasigrožėti to vaizdu. Ne šiaip galvojant, kad padėti ten batus ar kažką. Pasigrožėti visom horizonto platybėm. Po to nelikt prieš kambarį. Nemiegot ant tos, paieškoti, gal ten ir koks mygtukas, o ten
Nu, toj spintoje gal ten pridėta ten kažkokių vaišių, kad dabar ir būna viešbutyje, ar net ten ir gerimų ir taip toliau. Ne? Paieškoti. Jis buvo pavargęs. Vat ir mes pavargę nuo gyvenimo nustojam ieškoti. Ir aš jaučiu, vis mažiau ateina į seminarus. Vis, kada labiau dabar reikia, kada sunkiau tapo mums gyventi, ne tos permanos, tos infliacijos ir taip toliau. Ieškoti turi savyje daugiau, o mes tam prieškambarį. Užtenka mums ir to, ne? Taip, realizuoti save, realizuoti tą, ieškoti kaip lifto, tai kaip kopėčio, ne tas balkonas, kur aš sakau išeidim, tai mūsų gyvenimas. Matyti tą gyvenimą, ne? Jausti, ne? Taip. Apšviesti save, yra mažų džiaugsmų principas, aš jį dažnai naudoju, ne? Ir reiškia, kada uždegi mažą lemputę, sakykime, tamsiam kamerį, uždegi mažą lemputę, tu jau matai toj lemputė, kur laiptai, kur duobė, kur ten kažkas siena ir taip toliau. Tu matai kontūrus, tu matai jau vis. Va taip širdį uždeg tą mažą lemputę. Uždeg sieloj tą, atras laiko, užsideg tą. Ir tada tu tą mažą lemputę, galbūt tu pamatai, kad yra mygtukas sietyno viso. Ir tu nušvieti visą gyvenimą, bet prasideda nuo tos mažos lemputės. Sieloj, širdį, galvoj, mintyse, taip. Ir 6, kurti savo pasaulį. Kurti pasaulį savo. Mes dažnai gyvenam kitų sukurtame pasaulyje. Kuria ten globalizacija, kuria ten Delfi ir taip toliau, ar ne? Turėti sukurti savo pasaulį ir nuolat kilti. Vienam renginėje aš sėdėjau, o ten graži salė ir pakabinamos lubos. Ir man, kur rašytojas ir turi stebėti visur ir pagautą mintį. Pakabinamos lubos. O kodėl nėra pakeliamų lubų? Aš surinkau internete, nėra tokių nieko neduoda, ten duoda kažkokius ten visai, nėra pakeliamų lubų. Aš turiu omeny žmogaus gyvenimo lubas pakelti. Pakelti savo lubas, praplėsti tą aukštį, siekti didesnį, nebūti mažus, nelaikyti save mažu. Taip. Žmogui daug nereikia, bet labai daug reikia, kad tai suprastų. O tas vienas iš tų energetinių principų, ir žmogui daug nereikia, bet daug reikia, kad tai suprastų. Tai ir yra impulsas, tas gauti impulsą. Ir tada tu pamatai kitas galimybės, pradėti nuo to nedaug, nuo to mažai. Naudokitės visais energetiniais principais. Jų yra. Prašau, pas mane yra VV3 žvaigždutės, mūsų svetainė VV3 žvaigždutės LT. Aš vedu seminarus, vedu kursus, rašau knygas ir virš 100 knygų išleista. Ir aš pats tais principais naudojus. Mažiau, kaip aš minėjau, mažiau dabar lankytojų, mažiau sako, kaip nebūtų gaila. Man tų žmonių gaila, kuriem reikia, bet neteina, neužsako. Tai aš pragyvenu ir gyvenu tais principais gyvendamas, aš ir gyvenu laimingai. Tai kaip aš jums pasakočiau, jeigu pats jausiuosi nelaimingas, kad būtų laimingu. Ne, kiekvienoje situacijoje galima atrasti, kaip būti laimingu. Esmė visa, kad kiekvieną dieną tai skirta nesulauktų vakaro, o sulauktų vakaro su didesniu, su paaugusiu savim, su laimingesniu, su turtingesniu. Būkit laimingi kiekvieną dieną. Iki sekančių susitikimų. Laimingai.